Ir jeigu labai rimtai šnekant, tai žmonės, kada eini, važiuoji per susitikimus, tai pagrindinis dalykas skundžiasi būtent teisėtvarka. Man teko kalbėti visai nesenai su viena teisėja, kurią labai senai pažįstu, šeimos draugė buvusi, taip galima pasakyti. Saka, šiandien mes pagrindinis dalykas nuteisėm pagal telefoninius pokalbius. Nei jokių ekspertizių nereikia. Jokių, saka, netlikinėjimai, jokių kryžminių patikrinimų. Nieka. Užtenka telefonų pokalbių ir visa kita. Ir kada mes sakom, jeigu prieš 10 metų išduodavo telefoninių pokalbių pasiklausyti 10 000, dabar mes išduodam 108 000 leidimų. Tai aš galiu pasakyti, tai va, teismai vyksta pagal telefoninius išklotinės ir mes kitas iki, kada pačiam tenka pasiklausyti, ką pats pasišneki, tai, na, iš tiesų aš galiu pasakyti, atrodo, kad imk ir sodink. Ir tikrai labai nenorėčiau, kad, pavyzdžiui, mano kitas iki išklotinės pakliūtų irgi į spaudą, nes pagal jas tai turėtum turbūt irgi atsistatydinti. Nes čia priverstas reaguoti, aišku, klausydamasis politiko, kuris yra Seimo pirmininko pavaduotojas, aš turiu reaguoti, kad taip šnekėti iš viso neįmanoma. Reiškia, jūs esat vienas iš pagrindinių valstybės vadovų. Ir taip šnekėti, kad yra telefono teisė arba atitinkamai sprendimai priiminėjami, reiškia, neteisiškai, tai jeigu jūs turit kokius nors faktus, reikia tai spręsti. Ir aš suprantu, kad tai reikia spręsti Seime, nes nėra aukštesnio organo Lietuvos valstybės valdyme. Dabar šnekam apie tai, kad kažkas tai kažką tai priiminėja, jūs su kažkokia tai šnekatės teisėjai, jinai kažką tai jums pasakoja, atsiprašau, nu taip neturi būti. Ir dėl to aš suprantu žmonių požiūrį į partijas, į politikus ir taip toliau. Taip negalima šnekėti iš principo. Lygiai taip pat, kaip negalima buvo premjerui pasakyti, kad mokytojai turi ryšius, mokytojai, kurie protestuoja, turi ryšius su Rusija. Reiškia, tai yra absurdas, loginis, nes mokytojai reikia gerbti ir bet kokiu atveju, jeigu ir būtų koks nors faktas, o jo tiesiog nebuvo. Tai tokiu atveju reiktų šnekėti apie tai, kad yra kažkoks tai žmogus, galbūt, kuris turėjo, buvo pasakyti apie mokytojus. Bet žiūrėkit, šiandien, Ramūnai, matyti, ne viskas seki, kas yra visa Seime. Iš tiesų, tam buvo sukurta grupė pavesta